Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums parodysiu, kaip įsirašyti Optifine'ą. Tai Optifine'as reikalingas tam, kad jūsų žaidimas šiek tiek sparčiau veiktų, daugiau užkrautų pasaulio gabalų, kad būtų galima paspausti C raidytę ir prisitraukti, prisiartinti save. Ir jo dar naudojamas prie shaderių ir kitų visokių įvairių dalykų. Tai nieko nelaukiam, nors gal palaukiam. Jeigu jau mane žiūri ir tikiuosi, kad ne pirmą kartą, tai jeigu patiks pamoka, būtinai paspausk mygtuką patinka ir prenumeruok Redvox Cloud kanalą. Čia yra tikrai labai daug įdomaus turinio ir labai daug įdomių pamokų. Ir nepamiršk pažiūrėti mano shortsų labai smagių. Tai va. Tai nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis. Keliaujam. Gerai, tai šita pamoka yra labai paprasta. Tai ko mums reikės, tai pagrindė naršyklės ir Minecraft žaidimų. Aš turiu originalų Minecraft launcherį, pas jūs gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo jūsų Minecraft launcherio. Bet pirmasis dalykas, kurį yra būtina padaryti, tai bent jau vieną kartą užkrauti versiją, į kurią Optifine'ą mes norėsim surašyti. Tai atsidarom savo Minecraft launcherį ir pas mane launcheris yra štai toksai. Tai aš keliauju į skiltį įdiegimai. Ir įdiegimų skiltyje aš paspaudžiu naujas įdiegimas. Gerai, ir kai jau esame štai tokiam lange, tada spaudžiame štai čia, prie versijos, tai vėliausia versija yra 1.21.4. Aš, sakykim, noriu 1.21. Tai pasirenku versiją, čia galima nusistatyti daugiau ramų, jeigu nežinot, kaip pasididinti RAM kiekį savo žaidime. Tai rekomenduoju pažiūrėti mūsų vaizdo pamoką, kaip pasididinti ramus. Tai viskas, spaudžiam įdiegti ir dabar jau man turėtų paruošinėti ir užkrauti 1.21 versiją ir susitinkam, kai viskas bus pilnai užkrauta. Tai žaidimą man jau kaip ir užkrovė, matot 1.21, jeigu jau taip žaidimas pasileido, mes galim išeiti ir jau keliauti prie pačio Optifine'o įrašymo. Tai išeinam ir susitinkam toliau. Kai jau buvome užsikrovę savo norimą versiją, keliaujam į naršyklę ir keliaujam į Optifine Downloads, tai nuoroda bus palikta aprašyme, arba galite tiesiog į paiešką parašyti Download Optifine ir išlys būtent toksai langas. Tai, kaip matote, čia yra naujausia 1.21.4 versija ir 1.21.3. Bet man reikia 1.21. Tai aš paspaudžiu Show All Versions arba rodyti visas versijas ir čia iškris visas langas su iš esmės visomis Minecraft versijomis, kurios turi Optifine. Tai aš keliauju prie 1.21. Taip, tai 1.21 kaip ir oficialios versijos neturėjo, bet turėjo vadinamas preview versijas. Tai paspaudžiu čia ir galiu paspausti ir atsisiųsti tą vadinamą preview, nepilną iš esmės versiją. Jeigu jums pasisekė ir jūsų versija turi pilną versiją, tuomet čia nieko papildomai spausti nereikia, tiesiog spaudžia download ir atsisinčia. Tai aš dabar vėlgi spaudžiu, čia išmes tokią reklamytę. Ta reklamytę mes praleidžiam ir spaudžiam download, mums jau turi atsiuntinėti Optifine. Na ir aš jau atsisinčiau savo Optifine'ą, išsikėliau jį ant darbalaukio, tai dabar tiesiog atsidarom, ką atsisiuntėm. Ir jeigu jūs nekeitėt ir Minecraft'o neįrašėt kažkur stebuklingai kitur, tai viskas jau būna pilnai padaryta, viskas, ką mums reikia paspausti, tai tiesiog install. Ir dabar šiek tiek palaukiam, gaunam patvirtinimą, kad Optifine'as įrašytas ir viskas, jūs turite Optifine'ą. Dabar galim iš naujo atsidaryti launcherį ir jeigu viską padarė teisingai, tai prie versijų pasirinkimo dažniausiai jau iš karto būna Optifine'as, kaip matot, yra 1.21 arba paspaudus papildomų versijų pasirinkti, kažkur turėtų būti užvadinta Optifine ir viskas. Tai kai jau turim taip, galim žaisti, spaudžiam žaisti. Ir viskas, iš esmės, galim testuoti. Na ir aš jau žaidime, kaip matot, 1.21, skliausteliuose modded, kas reiškia modifikuota. Ir jeigu dabar pasikursiu savo kokį nors pasaulį, labai greitai pasistengsiu pasikurti pasaulį. Ir jau kai esam prisijungę į pasaulį, dar pasitikrinimui galim paspausti F3 mygtuką ir kaip matote viršuje yra 1.21, Optifine, HD, UJ1, kažkas tokio, prie 9, tai gali ten tie skaičiai šiek tiek tais keistis, esmė, kad yra Optifine. Tai vėlgi paspaudus C mygtuką mes galim prisiartinti ir viskas, valia, jūs turit savo įsirašę Optifine'ą.
Tai šitai paprastai ir nesunku yra įsirašyti Optifine į savo žaidimą. Ir tuomet jau, kai įsirašėt Optifine, galite rašytis ir shaderius ir panašiai. Tai jeigu jums ši pamoka patiko, būtinai paspauskit mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrit kur nors kitur, būtinai paspauskit širdelę ir pasiekit Red Fox Cloud. Nu, su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas. Tikiuosi, kad pamoka patiko ir sakau iki kitų susitikimų. Ate!